Nu, atvažiavom. Einam. Kažkas sakė, nori pažiūrėti, kad parodyčiau. Parodysiu. Šitą šiukšlių krūvą. Tai va, bulka, kulka, darbinė šiukšlė. Su manim jau antrą technikinę. Dar tiek ilgai ne viena kulka su manim nevažiavo. Toks vat vaizdėlis. Aišku, sakys, litnykų trūksta. Aš turiu litnykų, bet nedat žinot kodėl. Nes reik tas padangsius pirmų drožti. Nu, ko čia pradėti jums rodyti? Nu, variklį gal. Nu, pažiūram variklį. Čia iškart įspėju ir pati galingiausia versija šitam kėbulė. Pati galingiausia. Jau matosi iš grūtelių ir tikrai nešūds po kapotą. Volia. Po kapotą ir šiukšlių krūva kaip ir mašina. 1.6. Gink dieve, niekad gyvenime nepirkit bulkos su 1.6. O dieve, kaip mano netrauko, viešpatie švenčiausiasis. Dieve, priekabą pakabinu ir košmaras. Pakrauni pustonis, 5 bėg nejungi. Dieve. Būčiau žinoti, būčiau net nepirks, nu, bet kai jau nusipirkau, mes laukiu šiukšlynį. Užna buvau nukėjęs 400. Va taip, po kapotą. Ir aišku, stiprintuvus įdėts į bagažį. Einam. Ko čia dar parodyti? Spoileris ir slenkčiai. Lempas pingponginės antakiai. Svarbiausia ir grūtelės. Viskas, kas ant anos yra uždėta ir iš šiukšlyno. Praktiškai nieko nekainavo. Už tus visus huinės, kur čia matot. Žantakis, spoilerį, slenkščius, lempas antakius. Visą bendrai esu paklojęs gal kokį 70 eurinių. Spoilerį atsimenu už 20 pirkau. Bet kad ant senaus jau kokį 500 kainuotas kinietiškas ir aliuminis. Vidus. Kaip atrodo darbinės mašinos. Tikros audinės vidus, kaip turi atrodyti. Kur taip šitais atrodyti. Turbūt čia mano žmona gyvati ir išvalius kažkada vasarą. Bet aš niekad nevalau darbinių mašinų. Tai labai nedaug ir dulkių dabar. Aš vis laik prasivalydavau greitį, kad matyčiau, ir temperatūrą. Bet kažkodėl žmona man buvo išvaliusi. Visur ir šiukšlynai. Su laikraščiai suvalau stiklą rytą, kai ir prastojus. Labai gerai nusivalau, siūlyčiau jums pabandyti. Su laikraščiu nusikrapštyti. Labai padeda. Galas. Įsvajotasis galas. Kaip matot, šiukšlynai, šitą bulką ir naudojama ūkio darbams įgyvendinti. Ne į miestą važiuoti, bet kartais nuvažiuoju. O taip atrodo sėdynės. Čia žmogus daug metų nėra sėdėjęs, galiu pasakyti. Čia sėd mano šuo kartais, kai varom kur nors su džekiu pasivažinėti. Čia yra einam iš kitos pas aparatūrą, matyt, buvo kažkam labiausiai įdomu. Bagažinė, aišku, vietos nėra. Bagažinės turinys visiškas šiukšlynas, kaip visada. Visą laiką vežioju struosus priekabą, kai tam ką nors reikia prisirišti. Va, čia yra galia 2 dinamikai plačiajuosčiai. Nesūbai čia. Nesūbai. Sūbs ir tik vienas. Stiprintos vienas yra toms 2 kolonkiams ir priekį ir 2 kolonkės, o čia yra monobloks Alpino blynui.
laidų pajungimai visur ir viskas visiškai ant durniaus padaryta. Čia vat yra tie blynai. Čia katins vis laik, jeigu palik langą atidarytą, ten katins mėgot ir tos suspaudys. Čia įkrenta vidų miega. Tas gersti printaus nesudeg niekada. Prieš tai Denverius naudodavo, tai Denveriai vis sudegė, tas nedeg. Įkaisti išsijung lauk, viskas sonai gerai. O Alpina kaip sudegint, iš vis neįsivaizduoju kaip. Gerai, čia uždarom. Šaunam į priekį. Kas gera priekyje. Va, čia dar tas fuinas. Šitų šiukšlynus pasidariau. Čia va trupą, pasakysiu prikolą. Šitą pusę dariau su tuo epoksidu, katras kainavo litras beveik kem eurų. 30 ar 7 eurus buvo mokėjęs už litrą. Ir vat šitais kas gavosi iš to brangumo. Viskas trup, nežinau, kas čia yra negerai. Viskas trupa. O kitoj pusėj šitais. Šitoj pusėj dariau iš pačio pigiausio, kokį tik radau. Litras ten ar 7 ar 12 eurų. Ir viskas ir liuks, viskas į prikibę. Niekas nesulūžė, nepertrūkė. Čia tik tais yra skylė, nes kliūva čia. Nes tos sidenės yra gaidiškos. Kažkokios tipo rekarinės. Nu žodžiu. Kaip tuos, jeigu kam įdomiai dariau, tai čia tiesiog ir paprasta maikė. Suplėšiau maikę, tuos aišku bumbulus pristvirtinau, maždaug kaip turbūt. Šnipštukai. Kaip ir minėjau, čia yra šiukšlių krūva. Žinau, kad atrodo gaidiškai, bet žinot, kas ir geriausiai, kad atsisėdi. Čia vat gali ronk pasidėt, va. Zaibys ir gers poronkis. Įvarai šitais. Į pionį, kur džgazų. Su dujom, aišku, mašina. Apumai 2. Kodėl 2? Nes vien neužtenka. Vieno neužtenka. Zapaskis nėra, dujų patikra ir. Praėjau dujų patikrą. Dar kai baigs technikinę, dar vieną jaučiu varysiu, jeigu neišsitaškys. Ana visiškai nieko netraukia. Yra kibirų kibiras. Kibirų kibiras. Dažiau pats. Čia yra nedažai, čia yra. Žinot, kas čia štukai nudažys, jeigu kas nori nusidažyti. Latviškas grunt. Lemma kaip ansnis dabar nežinau, bet nu, kanistra kainuoja 17 eurų, man atrodo, 3 litrai ar 4 litrai. Ir visai gerai gavus, taip matėme, kaip šiukšlė. Aš vienos niekas bait neplaunu. Vien sykį buvo, vien sykį ploviau ir vien sykį Tomis nuplojai man. Daviau Tomui alaus karbonkius nuplojimą. Vien sykį aš buvau įmūrijęs į medžių soną, į krūmus. Visą šitą pusę, kur matot, visą čia buvo sudaužyta. Keičiau sparną, abi duris. Čia vat biškį liko iš tų laikų. Čia yra žalios duris, visa buvo juoda. Viską čia buvo suplakęs visą pusę. Kapos likus veiks. Bamperį buvau sudaužęs. Abudu sparnai buvo velniok. Buvo ištaškęs, bet susirinkau. Po to kart, kad ištaškiau aš tą mašiną, nebegeriu. Tai va. Priekabai tempti ir košmars, nes patempt neim. Dar kas ir labai neblogs darykis. Tais metais tik tais buvo būtent su tais varikliais. Prikols tame, A4, ne? Kad čia nėra 4 bėgį. Žiūrėkit, kas būna, jeigu nori jungti 4 bėgį. Aš ir kitą dėžę turiu, bet aš tiek pripratau be 4 bėgį.
Kadans aš net važiuoti nemokėčiau, jeigu būtų keturs bėgis. Aš iš žmonos mašiną, kai sėdžiu, irgi ketvirtos niekad nejungiu. Nes tiesiog taip esu pripratęs. O kaip groja, nu, pabandykim paklausyti, gal neužkopiraitins. Su vėjų šoka, neturime visą ribų, mes ir be batų, be rūbų, parodom kas ir kaip tą moka. O mergužiai lietų palą, dar neieškot papačių žėdo, gali naktį mašvykus gauk, mane tiesių iki šauksmai, kaip nejaukau. Pūtė, pūtė, pūtė. Užteks. Tai va, nusiek visko parodžiau, čia šiaip nebuvo net ką rodyti. Nu šiukšlynai, visur šiukšlynai, darbinė mašina, žinau. Aš kaimietis, esu kaim gyvenu. Tai koks man skirtumas? Ne pasmargu aš užės tą mašiną.